Sveiki, su jumis Giedrys. Darom tokią avantūrą. Aš va tam senam pastate kažkada kalbėjau, kad aš norėsiu, kad jo šito pastato vizija būtų truputėlį kitokia. Tai va dėl to aš ir pradėjau vat kolonas daryti. Čia duris, įvažiavimą reiks padaryti. Bet dabar yra toks projektas. Čia buvau sumastęs, kol kas šviesos nėra, bet buvau sumastęs tokį niuansą, kad viską atkraulint ir tada įsibetonuot ir iškas duobę. Dabar pasikeitė šiokie tokie niuansai. Sugalvojau taip, kad įsikasu duobę. Vat, pradedu kast. Čia 1,20 m nuo įvažiavimo. Jo. Ir prasidės duobė. Nu tai čia bus metras kokia ne 20, bet dar vadėsis plytos. Tai bus kokia 1,45 m. Tai va, ir čia duobė prasidės. Dabar visą duobės gylį kasim 4 metrai. Ir metras, kiek čia? 25. Parodysiu matmenis va štai čia. Nupiešiu, ką aš čia dariau, kokį gylį darysiu. Dar neapsiskaičiavus tiksliai, tik susiformavau viską. Dabar gaunasi taip, kad vat, išeina duobės čia va. O šitas čia, nes durys nesimetriškai padaryta, bet duobę norėjau simetriškai. Dėl ko? Dėl to, kad norėtųsi man, čia dabar yra vat, nuo šito kūliuko iki pat pamato pradžios 2,55 m. Tai labai norint ir labai reikiant, va čia automobilis pasistato vienas, tada kitas pasistato ir ant duobės trečias atvažiuoja. Ką man tos techninio aptarnavimo duobės reikia? Nu, va, tepalam pasikeist, kažkokiem kaladėlėm pasikeist. O dabar samurajų reikia irgi ant duobės varyti. Šiokis tokis klibėjimas atsirado. Nu, aš galiu leisti savo varyti transporto priemonės į, nu, kad pas meistrus, kad sutvarkytų. Bet kaip aš sakau, patinka man tą dalyką daryti ir pačiam. Ir žinau tą dalyką, kad jeigu aš šitos duobės nepadarysiu iki pavasario, tai šios jau nepadarysiu. Nes tada prasidės geri orai, darbymetis su ūkiu, su stovyklavietėm, su renginiais, tai aš jau nebepadarysiu. O dabar kaip tik blogas oras, lyja. Yra darbų, aišku, ir kambarį, ir viduj. Va, Danieliai maitinasi gražu šineliu. Tai ta pačia proga vat, pradedu kasti duobę. Ir iškasus duobę, tada jau reikės mūryti. Toksai ne patarimas, bet paklausimas, gal kurie jūs jau kasę tą duobę, gal jau žinote apie tas duobės, gal man kažkokių pasiūlymų, patarimų. Keltuvo vienareikšmiškai nedėsiu, pasiskaičiau, žinau, ką tai reiškia. Žirklinį keltuvą, gal ateityje, kaip pasikeis mano gyvenimo požiūris, gyvenimo pajamos ar kažkas, šiai akimirkai aš daryti noriu čia va duobę, pasidaryti duobę. Techninių apžiūrų duobelė. Kol kas viskas. Pastatas liks toks, koks liks. Kitam kartui, kitam etapui, po duobės etapo, kai bus jau išmūryta, kai bus ten padaryta viskas, kas priklauso, tada bandysim betonuoti grindis. Ir tada taip ir taip, bet kol kas tik duobė. Tai kaip ir sakau, šitas video bus ne tik šitas, bet gal keilė video apie mano duobę. Kasamą duobę. Žemėje yra tikrai įcangus, tai va reikia su šitu. Buvo patarimas, kad sušlapint, bet aš šiandien nevešiu vandens ir taip pat kasim, kad nesukristų, nors aišku sušlapinus gal būtų minkščiau kast, bet kasim va taip va. Hidroizoliacijos nenaudosim, nereikia, čia ir taip labai viskas sausa pas mane. Tai va. Tokiais niuansais ir tokiais, kaip aš sakau, darbeliais aš šiandien užsiimsiu. Tai vat. Pradedam. Žinau, kad šitos duobės per 1, per 2 dienas tikrai neiškasiu, bet vat kai toksai oras, tai kodėlgi ne. Pakasam.
turim kažkokių kitokių veiklų. Vėl pakasam, vėl turim kažkokių kitokių veiklų. Nu ir taip, po truputį, manau, turėsim padaryti. Ir labai noriu ir laukiu, kai pirmą kartą jau užvažiuosiu ant duobės, dar bus nieks neišbetonuota, bet galėsiu pasikrapštyti savo automobiliuką. Įdomu, kaip sekasi. Na va, matot. Du jau kaušus iškasiau. Tai va, su savo elitiniu Fiskaro kastuvu. Žinokit, kai nusipirkau pradėję sodybos darbus, tai va tik tai šitas įskilo. Nu ir aišku, jau pasidėvėjo nemažai, jau tuo reiks naujo, bet ir atkasęs šitas kastuvėlis, ir atkasęs. Be kasdamas ir taip pagalvojau net apie kitus YouTube kūrėjus, galvojau, jie ten kažką paprikolina, ten viską, tai galvojau, reikia ir man gal paprikolinti kasu ir aukso puodinę iškasiau. Bet pagalvojau, kad lai būna paprastas mano kontentas, neturiu aš nei operatorių, nei nieko, kurie mane filmuotų, nenoriu nei trukdyti žmonių, nes kad įsipareigotų šiaip tai va šitą duobę. Ir visą šitą dalyką turėjo nukast vienas žmogus jau prisižadėjęs. Bet, kaip sakau, pasitikėk kitais, tai žiūrėsiu, kad ragai arems lubas. Ką, dar vieną iškasim ir eisim pietaut, arbatos atsigersim. Ir tada po pietų tikslas šiandienos nukasti vat šitą. O tai dar čia va vienas kaušas ir tada dar du kaušai. Tai va. Truputėlį klaidą padariau. Reikėjo pradėti kast va nuo šičio. Tai būčiau su traktoriuku važiavęs ir vis, o dabar jau nebegaliu davažiuoti. Aišku, dar arčiau galiu, bet pasivaikščiosiu čia kelis tuos 4-5 metrus. O jau kaip reikės į gilį kast, tai reikės gal jau samdytis kažkokį kaimyną. Dabar toks dalykas, kodėl čia eskavatoriaus nesamdau nieko, tai plus čia aukštis neleidžia eskavatoriui važiuoti, o ir va kaip lyja, nėra ką veikti, taigi gali pakasinėti, pasižiūrėti ir plus eskavatorių, jeigu aš samdyčiau, kad ir tilptų aukštis čia gal kaip nors tarp šitų praėjimų, tačiau aš noriu įsivežioti visą šitas žemės. O kur žemės dedu? Norit pamatyti? Lyginam plotus. Parodysiu. Čia tai nepilu, nes čia matot, kaip papilė, tai va tokia buizda darosi. Čia reikia tik tai smėlį pilt, jeigu geriausio atveju, tai čia dar irgi užsipils tik smėlis. Tai tokių važiavimų nepilu, nes jeigu pradėsi važinėti, tai čia bus negerovės. O vat pilu prie kemperio, nes čia buvo baisi duobė. Aišku, ir čia dar tokia, bet ten tai buvo labai tokia, gal kažkasta kažkokia duobė, tai vat suėjo čia va du kaušai žemių. Va. Ir va čia taip va gražiai mes įsilyginom su grėbliuku. Man patinka su kaušu, kad atvežė iškast nereikia, paėmė ir išpylį. Šiaip tai prie kabutę daugiau tiltų, bet iš jos reiktų iškast. Nu va, ir tą duobę visą maždaug sulyginau. Aišku, čia reiktų čia va užpilti. Čia va užpilti. Bet nieks čia nepils. Bus taip, kaip yra. O tai faini metai. Lapų nėra, bet obuolių dar yra. Ir šiaip šitie obuoliai skanus, tai dar Kevinui neskubu atiduoti. Va taip va su šitu agregatu susismulkinu ir po to metu į šitą kaušą. Šiaip tai va čia labai sunku įkast, faktiškai neįmanoma. O va šičia jau kasasi lengvai, nes čia gal smėliukas. Tai va, bet va tik šitą patį pagrindinį reikia susidaužyti gabalais, nes neina įkast visiškai. O po to tai čia jau, manau, tai kast vis tiek reikia. Bet įmanomas, tik tai su kastuvu kast. Ir jau čia tą smėliuką, bet va šitas tai sluoksnis, va, tai ganėtinai stipriai suspaustas matomai, suvažinėtas, sutrapliantas, tai reikia va gabalai susidaužyti.
pavalgiau, aptingau ir žiūriu, kad čia jau reikės apšvietimą kažkokį pasidaryti, bent lempikę, nes jeigu reiks mūryt arba dar kast, kada užeis ūpas po darbo, tai nieko nesimatys. Tai manau, reiks lempikę pasidaryti. Tai va, ką pasidariau arbatytės, skanios ir toliau. Šiandienos tikslą, manau, pasieksiu, bent stengsiuosi, tai iškasti va tiek per visą ilgį. Tai manau, čia dar 3 kaušai ir bus pasiektas tikslas. 3 iškasiau, 3 dabar. Tai jeigu rytoj, arba kitam kartui vėl 3, tai čia po kokia 20 somų, tai įsikasim. Tai va. Gerai, varom prie darbelių, nes jie patys nepasidarys. Tada šios dienos tikslas yra pasiektas maksimaliai. 7 kaušai traktoriuko išvežti. Dar aišku, čia aš pasidomėsiu apie šitą duobę, kaip čia nenukreivojau. Viskas tvarkoj. Dar pasidomėsiu apie duobę, dar vieno paklausiau, kito. Tai žodžiu, kiek žmonių, tiek nuomonių. Darysim metras pločio. Čia tai dabar 1,40 m. Vieni žmonės sako būtinai liek. Kiti žmonės sako gali ir mūryt. Tai nežinau. Dar aišku, toli man iki šitų visų reikalų. Dar čia kasimo. Tai rytoj, jeigu gerai seksis, tai kasim. Poryt. Ir jau faktas tas, kuo gilin kasi, tuo vienam yra sudėtingiau kasti. Tai taip, kažkaip va taip. Tai dar pasidomėsiu, bet sakau, irgi kiek žmonių, tiek nuomonių. Ir čia su šitam duobėm, tai vienas sako gilesnė daryk, kitas siauresnė, kitas platesnė, 3 išpūs, 4 hidroizoliacija. Žodžiu, čia su statybom netokie labai prasti reikalai. Bet kiek domėjausi, tai nėra va, tai parodyta, kaip daro, tai yra. Bet vat, kaip padaryti ir kokie pliusai, kokie minusai, tai nėra padaryta. Kaip daro, tai daro. Yra tų visokiausių duobių. Tai va, tai aš dabar bandysiu padaryti. Dar tik iškast. Ir po to jau yra planų, vizijų, bet ateičiai parodysim kituose video. O šiandien tiek. Susitiksim kitame epizode, kaip jau kažką būsiu giliau įkasęs. Bet šiandien jau darbai baigti. Kol kas tiek. Sveiki. Kita diena. Darbai tie patys su duobės kasimais. Bet prieš tai reikia prisipildyti traktoriuko kuro baką. Išvažinėjau. Sakiau, sumulčiuosiu, bet taip ir nesumulčiavau. Sakiau, tą padarysiu, taip ir nepadariau. Žodžiu. Giedrys gyvenimo būdas nėra pats tokis, kuris turėtų būti. Tai va, nenusimetus, gal kaip nors, ne? O kada? Gal 25 kartas padėjo.
užsibrėžėm šiandienos tikslą. Vakar 7, šiandien 10. Rimta būtų. Pasižiūrėsim, kiek iki pietų dakasiu. Po pietų pasižiūrėsim. Jei iki pietų kokius 6 kaušus išvešiu, tai tikrai realu, kad 10 paimsim, bet yra bet. Apšvietimo dar nepasidariau, bet vat reikės šiandien ir jau reikia šiandien padaryti apšvietimą ir iškas kiek jau kasis. Tai jau prie darbų. Atsinešiau net ir kitą kastuvą. Bet jis irgi nekas. Reikia su savo seniuku atvanuoti. Vakar kai kasiau, tai čia buvo faktiškai beveik 30 cm vien smėlis. 25. Dabar prasideda molinga vieta. Tai vakar nebuvo lengva kast. Su pieštuku biškį purenau žemę. O pieštukas tai yra štai šitas daikčiukas. Bet šiandien dienai dar tik vieną kaušą prikasiau. Antro dar net nepradėjau. Tai va taip va. Bet kaip paviršius, tai jisai skilo į tokias didžiulės, tokias luitus. O va dabar čia kaip molis, tai kad kastuvo dydžio paėmus kažkokį tai kiekį žemių, tai reikia vos ne kokius 7 kartus purent ir jis giliai neįsipurena. Vakar kasiau su kroksais, šiandien kasu va su batais, nes su kastuvu net neįspaudžiu. Tai manau šiandien dienelė tikrai prailgs mosikuojant, bet tai kad žiūriu ir oras labai geras. Tai, šalta, bet nelyja, nevėjuota, tai dar turiu porą medelių pasodinti, tai reikės eit pasodinti medelius. Jo. Ir po to vėl grįžti prie duobės kasimo, nes šiaip duobės kasimas, tai aš čia, manau, užtruksiu tikrai ilgai, bet planas huliganas būtinai per lapkričio mėnesį iškasti. Duobę iškasti. Po to jau tenais armatūros, betonavimas, viskas. Bet jeigu gruodis bus labai šaltas, tai bejoju, ar aš galėsiu čia ką nors betonuoti, nes jei šalta, tai reikia bent 5 laipsnių plus, kad būtų. Tai čia pastate nebus labai minuso, bet jeigu pusils kokia -20, -15, tai negalėsiu betonuoti duobės. Bet viską pasiruošiu, susidėliosiu. Ir taip. Vis dėlto priėjau prie to varianto, kad nemūrysiu plytom, nes nelabai ir moku, o paimsiu 20 cm sienelės padarysiu, susikalsiu iš lentų tą vadinamą palupkę ir su armatūra viršų viską susivirinsiu tokį gardą. Aišku, aš taip dabar mąstau, neaišku, kaip čia viskas įvyks. Ir tada tam garde padarysiu ir pilsiu betoną sluoksniais, kad sukristų ar kažkaip. Tai va, tokia vizija bus bandoma įgyvendinti. O ką, aš toliau kasu, jei čia toksai videokas bus vien tik kasimas, tai reiks susitikti šitam projekte, kaip jau bus iškasti ir bus pradėta daryti, kaip sakau, tas vadinamas gardas. Dar nesuprantu, čia gal nuo praeitų metų žemių likė. O šiaip ir nėra labai ūpo šiandien kast, nes vakar kasiau, dirbau. Pirmą dieną visą laiką taip labiau motyvuojasi save ir kasi, šiupeliuoji. O dabar šiupelys tingisi.
gerai kaimynas padeda. Tie 2 draugai negalėjo šiandien, tai sakau tiek to. Tai va dabar 4, kaip čia pasakius, 4 kaušas. Tai 5, 6, tai dar 2 būtinai reikia. Tai bus kaip praeitos dienos, ta prasme, rezultatas. O 10 gal nepavyks padaryti. Jei nepavyks, tai nepavyks. Bet reikalas tame, kad manau jau 50 cm gylį būsim pasiekę. Tai jei skaičiuojant kaušais, 6 kaušai, 6, 7 kaušai, 25 comai gylis. Tai kaip ir geras rezultatas. Reikia 1,80 m. Nes dar 20 išbetonuosiu grindis, 15-20 storio. Ir tada 1,65 m reikia, kad man būtų va tik iš čia. Tada ir patogiau dirbti ir viską. Geras oras, galėčiau lauke kažką dirbti. Bet kadangi kaimynas atėjo, tai reikia dirbti, ką jisai padeda. Nes po to gali jau neteiti kitam kartui. Turės savo darbų ir veiklų. Žodžiu, jei ne kaimynas, tai būčiau vakar dienos normos nepadaręs. Tai padariau vakar 6 kaušus ir šiandien 6 kaušus. Labai geras kaimynas, aišku, aš ir jam neblogas padeda. Dar va atsivežiau, eisiu dabar pavalgyti, nes pietus. Dar vieną kaušelį padarysim. Palyginsim vat šitus va tokius, kaip aš sakau, tuos kraštelius. Va, čia truputėlį pasilyginsim. Jau čia gaunasi normaliai. Giliausia vieta šiam 5. Aukščiausia vieta 35. Tai man atrodo, ne 40, nes čia nusikasi. Tai va, žodžiu, va iki čia, nu va šičia, tai dar kasėsi. Čia jau buvo, aš nežinau, wow, super kieta. Va, šita vieta irgi sprindinė baisiai kieta. Va, jau čia jau minkštėja. Nu, bet iki, va, 1-2 sprindžiai tai kosmiškai kieti. Molis. Einu, pavalgysiu kažką. Ir dar planas yra vieną kaušelį prikasti, būtinai. Ir įsilyginti tas suvežtas visas žemės. Ir šiandien dienai užteks. Jo. Kitam kartui. Tai ryte yra penktadienis, bet penktadienį turiu daug veiklos. Tai nedirbsim su šitu darbu. Tai nebent šeštadienį. Bet šeštadienį noriu, kad draugai padėtų. Tai vat. Jau gerėja vizija, jau matosi man vizija. Jau šviesėja. Pavalgiau. Dar vėl tingiu, bet reikės vieną tai būtinai prikast. Paskaičiau jūsų komentarus po savo YouTube filmukais. Tai labai faina. Ir peržiūrų, ir visko kažkaip. Giliai širdyje tikėjau, kad prasme žmonės žiūrės mano kuriamus vaizdelius, kad ir paprastus. Aišku, dar giliau širdyje norėtųsi, kad daugiau žiūrėtų, bet kaip aš galiu pasakyti, kad tikrai neblogai žiūrit. Aš eisiu pratęst kas duobę ir šitas duobės kasimas dar vyks kokius tikrai 5 kartus. Tai kažkur apie 5 dienas aš kur turėsiu, ta prasme, tik kasti. Tai netrukdant jūsų, kad čia šnekom apie duobę, apie žemių kasimą, tai norėsiu atsisveikinti. Tai filmukas išeis toks. Po to, kaip jau iškasiu kažkada, po kitų filmukų ar kitų darbų, tada dar parodysiu, kaip rišu tinklą, kaip visus kitus. Tai su duobės projektu mes dar grįšime, kaip ir grįšime su vartuvo projektais, va, tikšt. Ir dar šito pastato atgimimo, kaip sakau, reikalais tikrai grįšiu. Tai va, o dabar, kai visą laiką. Ačiū, kad žiūrėjai. Ačiū, kad uždedi laiką. Trumpus epizodus ir video dar aš kartais įkeliu į Giedrys Instagramą. Tai jeigu nėra sudėtinga, gali pasekti mane ten.
į Facebook Giedrys taipogi profilį. Nu ir susimatysim kituose video. Kol kas tiek ir iki kitų kartų.